Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugpjūčio 4 dieną. Atvažiavome į objektą lygiai 7 ryto, vanduo paleistas po 15. Bendras gręžinio gilis gavosi lygiai 14,70. Gilis va izoliacija gultona matosi, o toksai va buvo toksai žvyrukas ant pačio dugno. O visą kelią jau ir jūs frakcijų smėlė, ir smulkesnė, ir stambesnė. Ir va įgrėžėm iki apatinės vandensparos. O apačioje ta vandensparą buvo jau grinai akmenų sluoksnis, net dundėjo kaip ola. Tai va, suvarytas 8 su visos štangos. Ir pora žodžių, kaip brigada tai dirbo? Super, kad dirbo, šaunuoliai, ačiū labai. Ačiū labai jums, kad įsikėtėt mus. Ir dabar čia gyvenvietė, kaip vadinasi? Priminkit. Zabakos kaimas. Zabakos kaimas čia prie Pilimų. Pat atvažiavom su 2 mašinam, džipuku, prie kabelį atsivežėm kubą 200 vandens, tai va lygiai kubą užteko vandens prisigręžti tam gilį. Bentonitą naudojom, kad tiek vandens negertų. O čia antra prie kabelė. Va, ir va taip viskas atrodo. Ir tenai pačioj, čia yra 100-metė didžiulė sodyba. Sena. Ir žmonės naudojasi visą gyvenimą tik tai iš šulinio. Vat. Ten va tolumoj, vat matot va, tolumoj šulinys 3 metrų gilio. Tai sakė, iš gręžinio tokį, iš gręžinio tokį nematė švaraus vandens iš vis. Tai va, dabar pripilsiu laikelį, parodysiu kaip vanduo prisivalė. Bėga lygiai pusę valandos. Va, žiūrim. Na, matot, visiškas krištolas. Jokių smiltelių, nieko. Vanduo labai geras, beje. Va, jau bambulius atnešė žmonės prisileis. Nes po tų visų audrų, kai nutraukia laidus, tada žmonės elektros neturi. Tai atsivežėm ir generatorių, vat už mašinos parodysiu. Birbė. Va, generatorius. Ir kiek dabar, kiek jau laiko neturit elektros? Jau savaitę. Ir kada žada pajungti? Laukit? Bliam, tai sekčiugi, ne kažkur tai kam. Tiek laiko. Tiek laiko vienkiemis. Užvyrino vandenį, va. Užvyrino vandenį. Ir jeigu būtų geležies, vanduo būtų pageltonavęs. Nu, pasižiūrėkit, va. Vanduo visiškai nepakeitė nei spalvos, nieko. Ir vat baltas vanduo tai neturi nei kalkių, nei geležies. Tai čia labai pasisekė, nes vien tik tai nugeležimo filtrai kainuoja 2000 eurų. Va, tai sakau, kaip geriems žmonėms ir geras vanduo. Nu, ar dabar jo, galim prisileisti. Va, tai ištrauksiu. Va, statykit. Va, imkit. Va, žmonės prisileis visas vataras, va, senus. Mama. Va. Nu ir kaip brigada tai dirba? Oi, labai puikiai. Labai greitai, aš galvojau iki vakaro bus. Ne, nu jeigu būna vanduo, tai sakau, 2-3 valandų realiai užtenka. O kai prasigni visą dieną ir nieko. O Pilimuos, jo, ačiū labai. Šaunuoliai. O Pilimuose gręžėmės. Atrodo, čia atstumas. Kiek nuo Pilimų? Čia atstumas. Nu, 2 kilai tik tai, jo. Ir nieko. Va, Pilimuose vandens nebuvo. O čia gruntas nuo žemės paviršiaus buvo toksai ryžus smėlis. Visiškai raudonas netgi. O ta maža vandens parėlė molio sluoksniukus ir visą kelią, va matot, kiek smėlio priplovė. O 2 gręžinio duobės, gręžinio šaktą. Tai va vaikinas darys taip, šulinė žiedai sunkus, įsivežti irgi sunku, prasikas metro gilio duobę, įsibetonuos, apsišildins ir hidroforą dabar va komplektuosiu jiems. Ir va čia hidroforai žiemos. Nu va, ir turi dabar vandens sočiai, kiek tik nori. Va. Nu tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki. Iki.